Antrasis šiandienos reportažas skirtas didžiausiam žmonijos priešui – onkologiniams susirgimams. Mes esame Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, nuo kurios iki jūros ir saulėtojo paplūdimio nepilni 2 kilometrai. Onkologinės ligos, jų kompleksinė diagnostika ir šiuolaikinis gydymas yra daugiaprofilinės Klaipėdos universitetinės ligoninės prioritetinės sritis. Pirma, kad iš tikro tai yra ir Lietuvoje, ir Europoje, ir visam pasaulyje yra viena aktualiausių temų. Tai yra ligų grupė, kur daugiausiai miršta žmonės, daugiausiai kenčia, daugiausiai serga. Ir antra būtų priežastis, tai kad mes iš tikro esame pakankamai stiprūs šioje onkologijoje, šioje kryptyje. Ir stiprūs dėl to, kad turim tą visą kompleksinę pagalbą, kadangi onkologija nėra tik tai viena kokia kryptis, ar tik operacija, ar tik tai gydymas vaistais, ar tai yra ir chirurgija plačiaja prasme, ir gydymas vaistais, ta vadinama chemoterapija, ir spindulinis gydymas. Klaipėdos universitetinėje ligoninėje įsikūrė neurochirurgijos, krūtinės chirurgijos, net 3 pilvo ir endokrininės chirurgijos, ginekologijos, krūties chirurgijos, dienos, plastinės ir rekonstrukcijos chirurgijos, odos ir venerinių ligų, aukštųjų energijų, brachiterapijos ir chemoterapijos skyriai. 2002 metais Klaipėdos universitetinėje ligoninėje buvo įkurtas krūtinės chirurgijos skyrius. Dėl tokio plataus gydymo paslaugų spektro, naujausios technikos ir itin kvalifikuotų specialistų, onkologinėmis ligomis sergantys žmonės čia gydytis atvyksta iš visos Lietuvos ir net užsienio. Nuo Druskininkų iki Klaipėdos. Ir dabar paskutiniu metu mes pajutėm, kad važiuoja nemažai ligonių ir iš Rusijos, iš Kaliningrado srities. Per metus Klaipėdos universitetinėje ligoninėje kasmet atliekama daugiau kaip 27 000 operacijų. 1000 operacijų per metus padaroma ir 3 Klaipėdos universitetinės ligoninės pilvo chirurgijos skyriuose. Mūsų ligoninėje mes tokį prioritetą teikiame onkologiniai pagalbai. Tai yra didžiausias kiekis mūsų ligonių. Taip pat mes esame kaip didžiausias vakarų Lietuvoje traumos centras. Bet kodėl mes galim vadinti, sakykime, onkologijos centru Lietuvos mastu? Jų yra Lietuvoje vos keletas tokių centrų. Centras gali būti vadinamas tada, kada jisai turi visų specialybių gydytojus, kurie sugeba gydyti vėžį. Daktarė, atsiprašau, kas šiuo metu vyksta už jūsų ir nugaros, kas čia yra viena iš daugelio operacinių, tai čia kokiai operacijai ruošiamas ligonis? Čia daktaras Pagojas neužilgo už poros minučių turėtų pradėti šalinti tiesiąją žarną dėl vėžio. Kas čia per daiktas toks yra? Tai yra čia citoredukcijos ir hiperterminės chemoterapijos aparatas. Ir mes turime pakankamai didelę patirtį ir gan neblogus rezultatus gydant savo ligonius būtent šio vienintelio Lietuvoje aparato. O tai kaip čia atsitiko, kad tik jūs jį gavote? Sakykime, mes labai domimės naujovėmis, mes turim vyriausią gydytoją, kuris padeda mums įsigyti naujausius gydymo metodus, naujausią gydymo diagnostiką. Ir bendraudami taip su administracija mes leidžiam savo pacientams taikyti gydymą patį moderniausią, patį geriausią šiuo metu pasaulyje. Kol kalbėjome su gydytoju Algirdu Šlepavičiumi, šalia esančioje operacinėje 80-metei pacientai buvo atliekama onkologinė žarnyno operacija. Tąsyk gydytojo netrukdėme, tačiau po 1,5 valandos kalbiname daugiau nei 40 metų darbo stažą turinti ir per šį laiką daugiau nei 20 000 operacijų atlikusi chirurgą Evaldą Pagojų. Daktarė, koks 10 minučių praėjo nuo paskutinės jūsų operacijos? Kokie buvo pagal sudėtingumą? Sudėtinga? Ne, tokia čia jau prie tokių, kaip sakyti, standartinių ir prie tokių paprastesnių. Manot, kad viskas gerai bus? Tikrai taip. Ten pirmos stadijos tai bus gerai. Storojo žarnyno vėžys yra, galima sakyti, beveik pilnai išgydomas. Na, o dabar kviečiame ypač suklusti moteris. Kalbėsime apie moteriškąją onkologiją. Ginekologijos skyriuje besigydančių pacienčių amžius yra nuo 16 iki 100 metų.
Mūsų įstaiga tai yra viena iš nedaugelių turbūt visoje šalyje įstaigų, kurioje, sakykime, kas liečia onkologiją, yra daroma viskas nuo A iki Z. Kada mūsų žiūrinčiam pacientė, jeigu jie jau kilo kažkokie įtarimai, iš karto pas jūs bėgti? Ar... Šiaip iš esmės, aišku, kas liečia ankstyvą diagnostiką, be abejonės tai yra pagrindinis turbūt darbo baras, tai yra šeimos daktaram. Ir pirminės grandies akušiniam ginekologam. O tada jau, jeigu yra jiem abejonių kažkokių arba klausimų, arba, sakykime, naudojant tas visas programas, gimdos kaklelio vėžio tyrimo ir visų kitų, krūties patikros programos įvairios, tada jau taip, tada kreiptis į specialistus. Pas mus yra poliklinika, konsultacinė poliklinika, kur dirba specialistai ir pas kuriuos galima registruotis ir konsultuotis, tai tada spręs, ką daryti. Kiekvienais metais sergamumas krūties vėžių didėja ir Lietuvoje atsiranda po 1500 naujų pacienčių. Vien šioje ligoninėje per metus atliekama daugiau nei 300 krūties vėžio operacijų. Gydytojai dar kartą primena, būtina laiku tikrintis, kitaip gydymas taps sunkesniu. Čia yra sveikos krūties vaizdas. Dabar parodysime, kur jau matome augliuką. Kažkokį negerą darinį. Kur matome darinį. Va čia yra tas. Taip, stebimas čia tas darinys ir čia jau reikalingas papildomas tyrimas, diagnostikai, ar čia piktas ar nepiktas. Ir toks, va tai, kas čia matosi, jis dar neužčiuopiamas yra. Toks gali būti užčiuopiamas, bet šiai moteriai konkrečiai nebuvo užčiuopiamas. Ar labai brangi technika, kur čia yra aplink mus, ar jinais moderni, ar jinais atitinka, ar jin tokia pat, kaip, pavyzdžiui, Šveicarijos klinikose šiandien? Iš esmės tai nesiskiria. Nes ir mamografai naujoviški yra, ir sarginių limfmazgių nustatyti, iš tikrųjų esame aprūpinti gerai. Nors mūsų laida Lietuva jūrinė valstybė ir skatina žiūrovus apsilankyti prie jūros, tačiau turime priminti ir apie saulės žalą. Klaipėdos universitetinė ligoninė jos padarinius taip pat gydo. Kada jau nustatote, labai sudėtingai išgydomas odos vėžys? Na, jeigu jis diagnozuojamas yra laiku, tai dažnai užtenka tik operacijos ir to gydymas dažnai būna baigtas. Kai yra toliau pažengusi infiltruota melanoma, stadija, kaip sakyti, aukštesnė, tada jau reikia kombinuoto gydymo. Ir mūsų ligoninėje mes turim visą pilną komandą, tai yra ir radioterapeutai, tai yra chemoterapeutai, yra plastikos chirurgai, yra dermatologas ir visiems kartu komandinio darbo pasiekmei mums pavyksta tą ligonį išgelbėti. 300 gydytojų kolektyve 20 medicinos mokslų ir habilituotų daktarų. Čia veikia vidaus ligų, neurologijos ir reabilitacijos, chirurgijos, akušerijos ir ginekologijos, neurochirurgijos klinikos. Taip pat inžinerinės technikos departamentas. Inžinieriai aptarnauja ir brachiterapijos skyrių. Sudėtingus spindulinio gydymo planus rengia medicinos fizikų komanda. Pirmiausiai, jie prižiūri visą įrangą, nes tai, kas yra kompiuteryje, tai yra gražu, bet tai yra virtualu. O tai, ką atlieka medicinos fizikų ranka kasdien, tai yra kasdieniniai matavimai, įrangos priežiūra, kontrolė prieš procedūrą, tarp procedūrų, tai ir yra svarbiausia, nes paslauga privalo būti kokybiška. Apie techniką tikrai galima daug pasakoti, žinoma nepamirštant, kad tik mediko žinios ir sugebėjimai techniką taikyti atneša rezultatą. Šitas aparatas ypatingas tuo, kad jis yra būtent dedikuotas spinduliniai terapijai. Ir čia viskas ir prasideda. Pacientas ruošiamas spinduliniam gydymui šitoj patalpoj. Čia pritaikomos imobilizacinės priemonės, čia išliejamos kaukės, tai, ko mums reikia, kad pacientas būtų stabiliai. Būtent imobilizacinė įranga ir yra tai, ką mes padarom, sukuriam savo rankom. Daktarė, kad čia jau yra jūsų ženklas pirminis? Taip. Taip. Tai yra kompiuterinis tomografas, kuris įgalina mums padaryti žmogaus trimatę rekonstrukciją. O čia yra kas? O čia yra priemonės, kurių pagalba mes galim imobilizuoti pacientą. Tai reiškia, kad jis nejudės procedūros metu ir mes galėsim tikrai būti ramūs, kad kritiniai organai nepateks į švitinimo lauką. Nu tai ką reiškia nejudės, tai aš digai, čia dar pritvirtinam? Taip. Lengvesniems ligoniams pakanka chirurginės intervencijos. Sunkesniais atvejais pasitelkiama sunkioji medicina. Čia yra, jūs matote, procedūrinė, kur pacientui kasdien paruoštam tinkamai pacientui atkartojama spindulinės terapijos procedūra. Tai dabar čia vyksta ta procedūra? Taip.
Spindulinio gydymo laikotarpis yra iš tikrųjų labai ilgas ir kada mes pacientą gydome radikaliai, tai spindulinės terapijos procedūros trunka 6-7,5 savaitės, iš tikrųjų ilgas labai laikotarpis. Ir labai svarbu tai, ką jūs matote, panaudojant šiuolaikinės imobilizacijos priemonės pacientą visą laiką išguldyti, kaip mes vadinam, pozicionuoti toj pačioj padėty. Ir kiekvienam pacientui tas planas specialus, individualus. Kiekvienam pacientui jis yra pritaikytas, asmeniškas, individualus. Kaip jau ten bebūtų, iš bendro išsilavinimo visi žino ar bent girdėję yra apie baisėją ligonių požiūrių chemoterapiją. Šiandien kova su onkologiniais susirgymais be jos beveik neįsivaizduojama. Tačiau chemoterapijos skyriaus vedėjas Alvydas Česas primiktinai tvirtina, tai tik vienas iš efektyvaus gydymo būdų. Tai yra dienos stacionaro vieta, kurioje pacientai ateina, jie įsijungiame muziką, gali klausyti žinių, žiūrėti televiziją, atsisėda ir įvykdo tą procedūrą, kuri reikalinga. Kiek reikia pabūti ilgai? Įvairiai. Gali būti nuo pusės valandos iki 6 valandų, priklausomai nuo to, kaip paskiriama kokia schema. Ir tas gydymas gali būti kartojamas kas savaitę, kas 3 savaitės, gali būti vieną kartą į mėnesį tik tai. Viskas priklauso nuo to, kokia yra reikalinga schema gydymui ir naudojimui. Kaip jūsų vardas? Stasė. Pone Stasė. Taip. Rusnės. Čia iš Rusnės? Dažnai čia būnat? Kiek kartų reikia? 6 kartų. 6 kartų. O kas kiek laiko? Kas 3 savaitės. Kas 3 savaitės. Patogu viskas, čia gerai? Patogu, gerai, daktarai geri, seselis lakstekinus. Nu tai labai smagu, kad žinot, labai padeda jums sveikti dar tai, kad esat geros nuotaikos. Poniai Stasiai palinkėjome kuo greičiau pasveikti. Mat smagiausia matyti iš ligoninės žvaliai išeinančius buvusius pacientus, tokius kaip ponas Kostas. Kalbam šiandien apie chemoterapiją, ar baisi tai procedūra? Nu, jinai nėra baisi, bet geriau jos, kad nebūtų. Kelias turėjot procedūras? Man 4 procedūras atliko. Skausminga, bloga savijauta? Nieko panašaus. Kaip kam, o kai chemoterapiją atlikinėjom, tai buvo įvairių pokalbių ir diskusijų. Vienam yra sunkiau, kitam lengviau. Kas kaip perneša turbūt ją. Aš manau, kad pacientui labai svarbu yra tas optimizmas, kurio jūs nestokojat. Kaip čia, ar buvo tam tikras toks lūžis, kad oi, čia jau viskas blogai? Niekada ir netgi, man atrodo, ir daktarai to nepajautė kituose skyriuose, kai operavo, kai diagnozavo. Ir aš pats savyje taip pat jaučiuosi gerai nusiteikęs ir manau, kad liga bus įveikta. Tokie interviu žinoma suteikia optimizmo. Ir tai ne tik naujausių vaistų ar modernios medicininės technikos nuopelnas. Tai ir patyrusių dėl pacientų sveikatos ir gyvybės itin pasiaukojančių gydytojų nuopelnas. Tokių kaip daktaras Antanas Gvazdaitis, papasakojęs apie ilgiausiai trukusią operaciją. Teko operuoti jauną vaikiną, gydytojos sūnų, kuriam buvo įvykęs kraujo išsiliejimas smegenų gilumoje. Jaunam žmogui? Jaunam žmogui. Jo priežastis įgimta arterioveninė malformacija, kuri didelė ir gilios lokalizacijos pas jį buvo. Va, ir kadangi tas pakraujavimas gilumoje, sekantis pakraujavimas galėjo būti ir gyvybei pavojingas. Todėl tokią ryžomės operaciją daryti, jinai gavosi labai ilga ir sudėtinga, dalinai dėl anatominių ypatumų, dalinai dėl to, kad vaikas, dėl to, kad taip operuojančiam, jinai truko 33 valandas. Be sustojimo dirbo 33 valandas. 2 kartus buvau išbėgęs iki tualeto ir pasinaudodamas tą progą išgėriau kavos po puodelį. Tai truko pertraukos gal 2 po 15-10 minučių. Šiandien tas žmogus sveikas, gyvas? Taip, jisai kiekvieną savo gimtadienį ateina su gėlėm ir jisai mokosi, labai gerai mokosi ir planuoja būti kardiochirurgu. Kažkodėl ne neurochirurgu, aš visi klausiu. Sakė ne, sakė aš nuo seno suplanavęs. Onkologinės ligos, kurias laidos pradžioje įvardijome kaip žmonijos rykštę, pasirodo įveikiamos. Žinoma, reikės dar nemažą gydytojų ir mokslininkų pastangų, kol jos bus galutinai pažabotos.